Kas iš tikrųjų Biblijoje sakoma apie dievišką sveikatą? Dievas nori, kad būtum sveikas. Andrew Wommack. Skaito Algimantas Butvilas. Įgarsino Algimantas Butvilas, garso režisierius Marius Vilčinskas. Jei nenurodyta kitaip, visos šventojo rašto citatos paimtos iš Rupšio ir Kavaliausko Biblijos vertimo. Lietuvos Biblijos draugija. Ekumeninis leidimas. 1999. Trumpiniu KBB pažymėto šventojo rašto citatos iš lietuviško Burbulio Biblijos vertimo. Lietuvos Biblijos draugija 1999. Trumpiniu KJB pažymėtos citatos iš Kundroto lietuviško karaliaus Jokūbo Biblijos vertimo. Čikaga, Jungtinės Amerikos valstijos, 2012. Visos teisės saugomos. Išleido viešoji įstaiga Andrew Wommack Ministries. Knygos redaktorė Kučinskaitė. Spausdinta Lietuvoje. Visos teisės saugomos. Be išankstinio raštiško leidėjo sutikimo, nė viena iš šios knygos dalių, išskyrus trumpas citatas kritinėse apžvalgose ar straipsniuose, negali būti kopijuojama, saugoma ar perdodama kokia nors forma ar būdu, elektroniniu, fotokopijavimo, įrašymo, nuskaitymo ir panašiai. Daugiau Andrew Wommacko knygų lietuvių kalba rasite svetainėje malonibanga.lt. Įvadas. Nors visko, ką reikia žinoti apie išgydymą, nežinau, tačiau daug gilinausi ir tobulėjau, tad laikau tai tikra savo gyvenimo jėga. Tiesą sakant, praėjo jau beveik 50 metų, kai įveikiau visas savo kūno ligas. Nesakau, kad neturėjau problemų. Gyvenimo kelionėje patyriau ne vieną puolimą. Kartą, besirengiant radio laidai, mane užklupo visi įmanomi gripo simptomai. Užsikimšo sinusai, ėmė varvėti nosis, prasidėjo kaulų laužimas, šaltkrėtis ir karščiavimas, visa tai per labai trumpą laiką. Man teko melstis maždaug valandą, kol visi simptomai išnyko. Tikriausiai viena baisiausių ligų varginusių per pastaruosius 50 metų mane užklupo, kai grįžęs iš Anglijos iš karto ėmiausi darbuotis prie savo tvenkinio. Nors 34 valandas buvau nemiegojęs, turėjau nedelsdamas pasirūpinti nutekamojo vamzdžio gedimu tvenkinyje įrengtame mūsų sklype. Neįtin protingas Sample complete. Ready to continue?